Dienoraščiai, atsiminimai, autobiografijos, laiškai, kelionių aprašymai, namų albumai ir kiti panašūs tekstai rašyti privačioje aplinkoje ir dažniausiai pirmuoju asmeniu mokslininkų yra vadinami ego dokumentika. Ego dokumentai tai istoriniai šaltiniai, kuriuose sutinkame ir rašantį veikėją, ir jo minimus objektus, ir būtent šiuose tekstuose neretai yra daug paslapties. Slėpinio elementas daro juos išskirtiniais, reikalaujančiais ypatingo tyrėjo jautrumo. Ego dokumentikoje dažniausiai balansuojama tarp privataus ir viešo pobūdžio, o rašymo motyvai gali būti įvairūs. Tas laviravimas tarp viešo ir privataus, matyt, irgi yra toks, labai įdomus dalykas tyrėjui, kuris ir siekia nustatyti, kur čia kas slepiasi, nes ego dokumentas, vėlgi, kaip sakė minėtas Jakobas Preseris, tai ne tik tai, ką tyrėjas mato, akivaizdžiai užčiuopia, bet ir tai, kas paslėpta. Tame tekste gali būti kažkokie dalykai, ne tik kad užšifruoti, taip būdavo rašoma kartais ir įvairių šifrų pagalba. Tačiau tiesiog atviras tekstas kartais kažką nuslepia. Tai čia ir kituose literatūros žanruose, matyt, tyrinėtojai, literatūrologai nori iškoduoti, siekia iškoduoti, kas to norima pasakyti. Tai jeigu dokumentikos atveju irgi tai, kas paslėpta, irgi labai svarbu. Tai va tie slėpiniai, tai čia jau yra tai, kas privatu, o tai, kas vieša, vėlgi rodo autoriaus apsisprendimą, jo santykį su tikrove, kiek jis ten save parodo, atskleidžia ir kiek gilinasi tai, kas yra aplinkui, bet irgi, aprašyti tai, kas vyksta aplinkui, nereiškia, kad tuo pačiu, aprašant siekimo paslėpti save, kodėlgi galima tiesiog nustatyti tam tikras intencijas to rašymu. Ego dokumentai tyrinėjami nuo XIX amžiaus, bet kartais net pačių mokslininkų nuvertinami kaip subjektyvūs. Kalbant apie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikotarpį, ego dokumentai tyrėjams tampa itin įdomus, nes juos kūrė ir paliko ne tik bajorija, bet ir kitos visuomenės grupės – dvasininkija, vienuoliai, besiformuojanti inteligentija, keliaujantis mokytojai, keliaujantis amatininkai. Plečiantis socialiniam ratui kito ir tyrėjų požiūris, atsirado vis didesnis susidomėjimas ne tik politinė, bet ir kasdienybės istorija. Ne tik Sovietijoje tie ego dokumentai buvo nuvertinami, bet ir kitur buvo manoma, kad tas toks subjektyvus požiūris istorikas negali remtis tokiais šaltiniais, dokumentais, kurie yra subjektyvūs, aprašo kažkokį mikropasaulį. O juk po antro pasaulinio karo atsirado tokie tyrimų, tokios kryptis, kurios, tarkim, mikroistorija, kasdienybės istorija, emocijų istorija, kuriems tyrėjams, kurie atstovauja šitas tyrimų kryptis, labai svarbus būtent šitie subjektyvūs šaltiniai. Tai taip, tie, į bendrą krūvą suversti, sakykime, istorijos šaltiniai, jeigu dokumentiniai, išsirutuliojo, tapo bent jau, tyrėjo požiūriu, atskira tokia šaltinių grupė, kuri labai svarbi mano minėtų, taip, tyrimų atveju. Dabar daug kalbam apie tarpdalykinius tyrimus, tarkime, kai mažėja ribos tarp, pavyzdžiui, literatūros ir istorijos tyrėjų, netgi socialinių mokslo atstovai tyrinėja įvairias etnosocialinės grupės ne tik tai istoriškai, bet ir žiūri, kaip jos veikia dabartyje. Tai ego dokumentai irgi labai prisideda prie tokio pobūdžio tyrimų. Taigi, tai yra, kaip kažkuris istorikas ir pasakė, pavojingi šaltiniai, nereikia kitą kartą užsikabinti už kabliuko ir remtis tik tai tais dokumentais pirmojų asmenių, reikia juos akivaizdu tikrinti, kritiškai vertinti. Ir, taip sakant, sudėjus į krūvą visus įmanomus šaltinius ir vertinus istoriografiją, galima gauti gerą rezultatą.
Vilniaus vaivados ir Lietuvos didžiojo etmono Mykolo Radvilos Žuvelės dienoraštis atkeliavęs iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės epochos rankraštinio palikimo. Ši istorinė asmenybė vienas iš paskutiniųjų iškiliausios Radvilų giminės atstovų, tačiau istorikų vertinamas nevienareikšmiai. Iki šiol jo rankraštinis paveldas tai puikus pažinimo šaltinis tiek politinės, tiek kasdienybės istorijos tyrėjams. Tik tai nuo Augusto III įsigalėjimo soste jisai pradeda kilti karjeros laiptais. Tai va tokį priekaištą istorikai jam iš esmės ir turi, kad jisai palaikė Augustą III, o ne Stanislovą Leščinskį buvo ir toks pretendentas į abiejų tautų respublikos sostą. Ir buvo paprastai, populiariai sakoma, kad jisai buvo lėbautojas, kad jisai buvo toks mėgstantis linksmybės, pokylius, visokiausius, karnavalus, spektaklius. Jo dvare vyko labai toks intensyvus kultūrinis gyvenimas ir tai buvo tokia kaip ir pozicija, kad jisai pasiekė savo įtaką ir galę remdamas valdovą ir tuo laikmečiu valstybė tarsi jau judėjo į tą savo prarają, link prarajos. Ir tokia nuomonė yra, kad jisai nėra labai iškilus valstybės veikėjas. Didiko Mykolo Kazimiero Radvilos Žuvelės dienoraštis yra ypatingas vien savo apimtimi, rašytas beveik 40 metų kalendorių lapuose, kurių skaičiuojama daugiau nei 1000. Varšuvos archyve saugomas ne tik rankraštinėme pavidale, bet jau yra suskaitmenintas variantas, kuris prieinamas visiems. Skaityti senąją lenkų kalbą nėra toks paprastas darbas. Mykolo Kazimiero Radvilos vadinamo Žuvele dienoraštis labiau atitiktų kelionės aprašymus, nes didesnė įrašų dalis atspindi būtent kelionių užsienyje ir abiejų tautų respublikoje ypatumus. Jisai yra svarbus tuo, kad buvo išties labai nuosekliai rašytas kasdieną, praktiškai nepraleidžiant. Metų rašymo pradžioje, kai jisai dar buvo jaunas, o jisai pradėjo 19 metais rašyti, tai vadinasi, jam buvo 17 metų. Tai buvo Radvilų tradicija rašyti dienoraščius, motina reikalavo, kad jisai rašytųsi ir tai padeda atgaminti, kur jisai ką veikia, po kokias valdas jisai keliavo, savo kažkokius administracinius, gal savo užuomenas, savo valdų administravimo, kažkokias žinutės savo pasilikdavo tame kalendoriuje užsirašęs. Ir vėliau jisai pučiasi. Tiesiog matai, kad pirmi metai tai yra 5 lapai, antri metai 15, 20, 30 lapų. Jisai pradeda užsirašyti vis daugiau. Ir tai yra, išties didžiulis, milžiniškos apimties dienoraštis, kuris padengia 40 metų LDK ir abiejų tautų respublikos istoriją. Dienoraštis atskleidžia asmenybės pokyčių dinamiką. Mykolas Radvila savo dienoraštyje nebuvo linkęs įvardinti konkrečią dieną patirtų jausmų ar išgyventų emocijų, tačiau įrašai atskleidžia jo santykius su šeimos nariais. Patys aštriausi tekstai dienoraštyje ko gero skirti būtent motinai. Nė vienas oponentas, su kuriuo teko susiremti bylose, sprendžiant su valdomis susijusius klausimus ar tvarkant politinius reikalus, nėra sulaukęs tokio nusivylimo persmelktų įrašų. Tačiau vertinant Radvilų giminės statusą valstybinėme gyvenime bei poreikį išlaikyti įtaką, nestebina, kodėl motina ėmėsi tokio griežto vaidmens. Tai santykis išties buvo labai sudėtingas. Reikia suprasti, kad mirus tėvui Radvila jaunuolis 17-metis tapo įtakingiausios giminės lyderiu, vienintelis, vyriausias sūnus, savo tėvo tarsi turėtų perimti vaidmenį šeimoje. Ir čia atsiranda staiga Ona Kotryna Sanguškaitė Radvilienė, kuri vyrui esant gyvam nepasižymėjo kažkokia tokia aktyvia politinė veikla. Bet jinai buvo labai gero išsilavinimo, jinai buvo labai griežta, labai tokia asketiška, tokia tikrai tvirta moteris. Ir staiga jinai atranda savyje tą ambiciją, kad jinai nori dalyvauti politinėme gyvenime ir labai didelį laiko tarpą jinai dominuoja ir jinai formuoja Radvilų giminės strategiją ir skirsto tos vaidmenis. Ten jau tikrai labai ryški moters lyderystė buvo šeimoje ir
Ir Radvilai teko dažnai nusileisti ir paklusti. Ir dienoraštyje, ypač pirmaisiais metais, aišku, jisai dar jaunuolis, jam tik 17 metų, tai žinoma, kad jisai turi klausyti mamos. Bet jis jau važiuoja ir į seimus, atstovauja kalbą ir jai irgi svarbu, kad jisai deramai kalbėtų, deramai elgtųsi. Tai ir ją, ta prasme, tą jos griežtumą aš nevertinu neigiamai. Tiesiog taip, jinai liko našle, jinai turėjo kažką su tuo daryti, kad išlaikyti giminės tą poziciją. Vienas iš kalbingiausių epizodų dienoraštyje atspindi, kaip Mykolas Kazimieras Radvila nesutarė su motina, gana įtarė ir valdinga moterimi, nevengusią manipuliuoti savo sūnumis. Žvelgiant į dienoraštį, vėlesniais metais tokių intriguojančių žinučių pasitaiko vis mažiau. Mykolo Kazimiero Radvilos charakteris labiau išryškėjo iš politinių bei teisinių peripetijų, nors įrašai apie šeimos narių sveikatą arba ligas yra gan dažni. Tai išduoda jo rūpestį šeimos nariais. Nors rašant dienoraštį nebuvo tikslo užfiksuoti santykių šeimoje, vis dėlto pasitaiko įrašų, kurie leidžia išvelgti ir santykių dinamiką, ir jų pobūdį, ir paties Radvilos emocijas bei jausmus savo šeimos nariams, vaikams, dukrai Teofiliai, žmonai. Dienoraštė labiau skleidžiasi santykis į žmoną. Į žmoną kaip į motiną ir kad rašo, kad ir Pranciška ten pajuto persileidimo skausmus, persileido trinukais ir taip vat kasmet jinai turėjo arba kažkokia, arba jisai tas vaikas mirdavo kūdikystėje. Žodžiu, tai jam tų vaikų buvo tikrai daug. Jisai ties juos neapsistodavo, bet yra kelios žinutės, kur labai ryškus jo toks geranoriškas, tėviškas, šiltas santykis į Teofilę, kuri vėliau Moravska irgi yra palikusi kelionės atsiminimus, į sūnus Greščių. Nėra tokio šilumos, bet jisai ją ten, pavyzdžiui, per vestuves tuokėsi kažkokia freilina tos Teofilės palydos ir, žodžiu, ir mergaitė nusiminė, kad vat, jinai neteks dabar to savo artimo žmogaus, su kurio augo, ir visiems vestuvės, o manoji tose rauda per visą bažnyčią. Ir arba ten, kai yra rungtynės, jie raiti šaudė į skydą, į taikinius, o manoji tose tai tik į viduriuką pataiko. Tai jisai turėtų labai šiltą santykį su va ta Teofilė. Vienas iš išskirtinių dienoraščio bruožų yra Mykolo Kazimiero Radvilos atvirumas, kai jis labai atvirai kalba apie fizinius savo negalavimus, kurių šiandien nepriimtina skelbti viešai. Gana primityvus tuometinis gydymas skatino nepasitikėti medikais ir suvokti, kad mirtina liga gali užklupti netikėtai. Tad nuolatinis didiko nerimas dėl savo sveikatos paliko ryškų atspaudą, kalbant apie jo asmenybę. Mane pirmais skaitimo puslapiais trikdė, kadangi jisai rašo labai atvirai, kad jisai viduriavo, arba ten žmona viduriuoja, arba žmona vemia ištisai, arba ten dar kažkas. Ir jisai turėjo tokį ligų sąrašą, jisai turėjo vargšelis hemorojų. Jisai labai kankinosi ir jisai gydėsi dažniausiai dėlėmis ir rašo, kad aš ant to hemorojinio mazgo pastačiau tiek tai dėlių, išėjo tiek tai kraujo, lėkščių kraujo nuleido. Žodžiu, ir tikrai taip, skaitai ir galvoji, ne viską aš norėjau sužinoti. Ne viską aš noriu apie tave žinot, mielas Radvila, bet žinau. Jisai turėjo inksto akmenligę ir irgi labai kankinosi ir irgi nuolat rašė, kad jisai jaučia tos akmenų pasišalinimo skausmus ir kad jau viskas, šeima išvažiavo prie stebuklingo Seržaniaus motinos paveikslo, melsti jam sveikatos, nes jau jisai nebegali ir kai tik tai dukteris išėjo pro vartus, pasišalino akmuo datulės kauliuko dydžio. Tai vat yra tokių smulkmenų, bet dažniausiai savo nesidiagnozuodavo, tik tai aprašydavo tą kažkokį skausmą, diskomfortą, tai ką jisai jaučia.
Negalavimo fone išryškėja didiko emocijos ir baroko epochai būdingos mintis apie mirtį, gyvenimo laikinumą. Dienoraštyje atsispindi asmenybė, kurią labai paveikė kultūrinė baroko epocha. Ji turėjo įtaką didiko pasaulėžiūrai, požiūriui į gyvenimą ir mirtį, leido suformuoti gyvenamajam laikotarpiui būdingą, nerimastingą, nuolat apie mirtį mąstantį psichologinį tipą, nes jis gyveno nuolatinėje mirties baimėje. Gal kelios tik tai žinutės, kur jisai reflektuoja mirtį, nes tai nėra refleksijų dienoraštis, tai nėra pamąstymai. Tačiau įkontekstinus ir žinutės, ir bendrą dienoraščio visumą, kaip aš sakiau, tenais yra tikrai labai stiprios išraiškos to santykio su mirtimi, nuolatinio santykio su mirtimi. Pradedant tuo, kad žmona nuolat nėščia, nuolat persileidžia, nuolat miršta vaikai ir ta mirtis kiekvieną sekundę, kiekvienas peršalimas gali pasibaigti mirtimi ir tas pavojaus jausmas, kad kažkas gali kiekvieną sekundę atsitikti, jį nuolat lydėjo. Jį visą gyvenimą lydėjo kaltė dėl tėvo mirties. Jisai galvojo, kad būdamas jaunystėje jisai susirgo raupais, tėvas taip išsigando, nes prieš tai visai neseniai mirė dar vienas sūnus, kad pats susirgo. Ir jisai prisėmė savo tai kaip kaltę. Ir nuolat išgyvendavo ir grįždavo prie to tėvo mirties epizodo. Ir rugpjūčio 2 jisai mirė ir kiekvienais metais jisai dienoraštyje prisimena, kad tai diena, kai aš netekau savo tėvo. Vėliau tas įsisiūbuoja ir jisai tampa ir pamaldesniu ir labai daug laiko dėmesio skiria maldoms už išėjusių sielas Radvilų giminės. Dienoraštyje atsiskleidžia didiko pomėgiai. Viena iš Mykolo Kazimiero Radvilos aistrų, apie kurią jis labai azartiškai pasakojo, buvo bene populiariausios pramogos 18 amžiuje, tai medžioklė ir žirgai. Tokių įrašų gausa, kiekvienais metais per kelias dešimtis įrašų apie tai, kaip medžiojo ar lankėsi savo žirgyne, leidžia teigti, kad šis susidomėjimas nėra paprasta duoklė tradicijai. Radvila buvo azartiškas medžiotojas. Radvilai aišku, kad medžioklė buvo irgi svarbi ir aš šitą atskirai sritį irgi nesigilinau, bet jos neįmanoma nepastebėti, nes jisai tai nukovė, nežinau, pagavom, aš net žodžių nežinau, kaip lietuviškai tie veiksmai vadinasi, bet žodžiu, kad jie nušovė ten elnę arba gaudė, užspeitė lokį. Ir tai yra tikrai, ten buvo sezoniškumas žinoma, bet tai yra nuolat pasikartojantis jo hobis ir jisai tikrai dažnai vykdavo į medžioklę ir aprašydavo tą laimikį savo, kurį jisai sumedžiodavo. Kiek daug ten ir paprastai žinoma, kad lokiai buvo toks trofėjus, danieliai tie elniai irgi jisai labai mėgo, jisai veisė ir tos paukščius, fazanus ir jisai netgi visą laiką rašo, kad aš važiuoju į tą taip vadinamą bažantarnę, kur jau yra auginami, kad jisai tenais lankosi dažnai ir būna ir jam tikrai malonu su toje aplinkoje būti. Ir irgi yra ir kuriozų tose medžioklėse, kažkas išvirto iš to medžioklinio, nežinau, to bokštelio, ten ir jo žmona visą ten nusileido su visa ta konstrukcija. Taip, tikrai medžioklės yra, bet taip labai faktiškai neaprašant pačio proceso. Didžiulės apimties epochą atspindintis Mykolo Kazimiero Radvilos žuvelės dienoraštis kaip reikšmingas istorinis dokumentas kol kas nepasiekia platesnio skaitytojų rato. Iki šiol publikuoti tik šio dienoraščio fragmentai skirti pasirinktinai temai – kelionėms į užsienį, santykiams su žmona ir panašiai. Lietuvoje tokių ego dokumentų iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės epochos publikuojama akivaizdžiai per mažai. Tiesa, trūkumus iš dalies kompensuoja Lenkijos mokslininkai, bet tada pristinga Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ypatumų atskleidimo, nes kiekvienas regionas turi savo specifiką. Tokių istorinių šaltinių publikavimą apsunkina nepalankus šios mokslo produkcijos vertinimas, nors tai yra itin sudėtingas ir daug pastangų reikalaujantis darbas. Šifravimo klausimai
įvairia kalbiškumas, va, tarkime, netgi multilingvistinių požiūrį, jeigu dokumentai yra tyrinėjami. Veronika Girininkaitė, dirbanti Vilniaus universiteto bibliotekoje, yra disertacija apie tai parašiusi. Taigi įvairia kalbiškumas, šifravimo dalykai, dešifravimo netgi, kaip minėjau, netgi kodavimo sistemos, taip, tarkime, meilės laiškais, 18 amžiaus pradžia yra tokių atvejų. Ne viską sugebama dar iššifruoti, kaip ir masonai turėjo savo rašmentis. Toliau, kodėl sudėtinga. Ne visi, bet nemažai, ypač didikų, tų išlikusių dokumentinių šaltinių yra didžiulės apimties. Ir tyrinėtojai tiesiog nežino, kaip juos publikuoti, ar sąsiuvinis po sąsiuvinio, kaip sakydavo amžinatilsį Tumelis, sako, neleiskim iš karto visos bibliografijos, darykim po sąsiuvinį, ar publikuoti tai, kas svarbesnio yra, bet vėlgi tada kritikai sako, tai ką mes dabar ištrauksim kažką tai, kartais netgi iškupiuriuoti nori dokumentinius tekstus, nes kai kurių istorikų manimo, tai kas šitokio rašo kažką apie kas čia kasdieną įvyko, ką ten valgė, kur ten važiavo ar panašiai, ieškokime ten kažkokių tai politinių dalykų, va tas kupiuriavimas yra, aišku, pakankamai kritiškai matyt vertintinas. Tai irgi apsunkina, sakyčiau, tą publikavimo strategiją. Iki šiol Varšuvos archyvuose saugomi didiko Mykolo Kazimiero Radvilos Žuvelės dienoraščiai vis labiau atskleidžiami visuomeniai. Tai ne pačio iškiliausio Radvilų giminės atstovo rankraštinis palikimas, tačiau jis atveria ne tik laikmetį, bet ir asmenį su savo gyvenimo faktais, jausmais, abejonėmis. Dėl šių aplinkybių šis dienoraštis tapo svarbiu istoriniu šaltiniu ne vienai tyrėjų kartai. Tiksliai žinojo, kad jo dienoraštis bus skaitomas. Jisai kreipėsi, kad į palikuonis, į vaikus, į skaitykit, kas skaitys šitas eilutes, te pasimeldžia už mirusiosios sielą, pavyzdžiui, ar ne, kai jisai apie kažkokią, apie ten brangų savo žmogų mirtį sužino, užrašo tą faktą ir jisai tiesiog, jisai prašo, jisai žino, kad skaitys. Tai nėra privatus dalykas. Ir ta prasme, tai yra tikrai įtakingas, tai yra vienas turtingiausių žmonių, tikrai skaitys. Tikrai, tik tai tiesiog ten 2000 puslapių rankraščių. Pavyzdžiui, man pirmą kartą, kai aš pradėjau skaityti, man metams reikėjo mėnesio. Nes vien perskaityti raides neužtenka, tu turi suprasti žodį. O jeigu ten, pavyzdžiui, iškreipta pavardė, jisai iš klausos užrašė, kas ten per žodis, būna, kad 2 valandas skaitai vieną žodį. Tiesiog ir vartai, ir taip vartai, ir visas raides pakeiti tam žodyje, kad surastum, ką jisai gali reikšti, randi ir viskas veikia. Tai, žodžiu, rašykit dienoraštį, tikrai skaitys.